pavakarų, o anksčiau tai bičiuliavo, šventė švęsdavo kartu, ūsus nardavo į alų, geras orapą nuo kalbų, ūsus nardavo į alų, geras orapą nuo kalbų. Ona, namie! Nėra. Spėjau. Padarysim bandymą kokį. Duošė, nieko. Gyvas gyvatė. Gyvas. O, geras. Nu gerai. Dar biškelį. Nieko nėra. Nu kaip nėra? Daryk duris, girdi. O, aš negirdžiu. Sakau, kad nieko nėra, tai reiškia nieko nėra. O ant septurgui važiuok namo. A tu visai jau durnas. Reikalas ir įsileisgi. Na, tai nešioja. Nu, tai kas jau čia dabar ir? Patys pietus. O į savo dukrelės namus negaliu papult. Lysk mano ranko, brumotina, lysk. Kaži, kas geriau, ar savo artimą per 20 sekundžių papjaut, ar tai per 20 metų daryti? Oi, papjaustavimas. Oi. Nu, mamulyt, va, kad tau kelelis nebelikėtų, va. Oi. A tai smegenis džiovini, ką? Tai nematai, mišką matuoju, va. A mišką matuoja. Mišką matai, jis matuoja. Bet į namus, o jis, matai, mišką matuoja. Ai. Nu, tai ko atvažiavai? Nugi, Pranulės reikalas yra. Sakyk. Nu, rimtas toks reikalas. Nu, man reikia tavo pagalbos. Nebus pagalbos. Nu, bet tai man labai reikia. Ko dar nori? Nu, man reikia, kad tu man iškastum bunkerį. Mirt rašies. Ne, Pranulė, gyven. Nu, gyva. Taigi, žinok, su kaimynka buvo merkinį, piramidai, tu žinai? Ne, tai aišku, kad tu ten žinosi. Nu, tai va. Tai poviliukas mus išmokė, kaip pasaulio pabaigai pasiruošti. Jeigu jau taip pradėjai skiestim, tai pasaulio pabaigos tikrai nesulauksi. Gali būti rami. Na. Bet tai aš rimtai, Pranulė. Bet tu klausai, ką aš tau sakau, ginagi. Nu, taigi, man nedidelio tokio. Nu, kad mudu su Onute tik tilptume. Nu, tai dar šaldytuvą pasistatytume. Va, sofkė šitą nebloga, tai irgi būt gerai, žinai. Nu, jo, nieko, spintekė da kokia. Nu, tai tik vienas dievas te žino, kiek ten prisėjais būt. Tu čia man savo tikėjimą nekišk. Mano giminė iš beždžionių kilusi. Nu, tai tik dėl to ir prašau tave. Nu, būk geras. Aš ir taip geras. Kalba baigta, važiuok namo. Nu jo.
Tai Onutė, sakai, turguje, ne? Va. Valgyt nėr. Nėra, užkandas, nėra. Aha. O tu, kaip visada matau, kiekvieną dieną šventi žentelį. Klausyk, Ošė. Oi. Ir toks selekcininko darbas. Nu. Va, alų su degtinė kryžminių, kaip sakant, bandau nišą rinkoje atrasti. O, taip. Eiktu. Jau geriau susirastum darbelį kokį. Abu su bobom gerai. Namie dirbu, ko dar nori? A tai iškasi bunkerį? Špyga tau patiko. A tau galvoju negerai. 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 Aš sergu už Lietuvą. Kaip vienas gražuolis sako, už Lietuvą vyrai. Oi, grįžo Onutė tau už Lietuvą. Serga jis, matai. Ką žiūrėjai, grįžo. Matai, jų. Onutė grįžo. Jis atrakintos, kas čia dabar. Tu grįžo, labas. Tu čia. Oi, kaiminka. Paimai. Nauja. Tai jau prisprogai, ne? Ne tavo reikalas. Ale, nuo kada turgui šukuosinas daro, man įdomu. Daug ką tam turgui daro. Oje, vaikai, nesipykit, vaikučiai, nesileisim, Onytė, nesinekit. Dirba jis vaikas, dirba. Kaip te sakai? Alų kryžiuoji. Aju. Supranta kažką. Nesupranta, matai. Nesupranta. Blogybė ne ta, kad aš blogai dirbu, bet kad paprastas žmogus čia nėra gerbiamas. Vėl mano pinigus radai paracinės tu. Eik tik tai. Vėl matei kokią tapytę. Oje. Eik tu jau čia žmogybė. Vėl. Užmirda. Oi. Žiūrėk, mama, kokią pasitę turbūt radau. Ale tai, kad į skudurynų. Nu, mama, nauja, koks skirtumas. Ale tokia mačiau skudurinę. Kad graži, mama, nauja, žiūrėkit, kokie. Jau tik iš skudurynų gali taip vaikelį. Nu, sunkus tavo tas gyvenimas su tokiu diedu vaikutį, nu ką dabar? Nu, vargsta vaikelis, nu ką, žinok, vargsta, tikrai. O tai pati tauta. Nu, ne. O tai kodėl dabar taip kalba, nu. Tai kodėl? O tai kaip Pranulis į mūsų kaimą atvyko, pirmininkų skirties. Nu. Ir kai visas prisišnojęs tavęs paklausė, ar nereikia tėvukui žento. Nu tai, ir ką tu atsakei? Ale, visą pamenė, ką sakai. Nepamenu jį. Tai gal pirmą tėvukui su Gėrovu. Tai va, tai gėri gert dabar kartu. Tai kas galėjai žinoti, Onytė? Taigi Viržėnų birutė, žinai, ne? Tai kaip nupasakojo, taigi klausyk, 2 namus turi, daug žemių turi, tai bet nelauksi, sakau, ko reikia griebt. Ale tai senmergė būt likus. Jų. Žemių daug turi. Nu tai, ale vis tiek vaikelį. Namus du. Nu vis tiek nesakyk. Gerklėjai man jau visus tai jau seniai įstrigė. Ale, nesakyk. Baigi. Nesipyk. Nu, dėl to mes tai vis tiek nieko nepakeisim. Vis tiek gyvens kapuliai. Jų. Nu, Onutė. Nu. O tu žinai, aš savo Petrą atpratinau nagus kramtyt. Nepatikėsit? Bet, netikiu. Jo. Pas psichologus vežėjai. Jo, vežė. Protezus pakaroliau. O, kad taip mūsų Pranulį pamačytų. Oi, pamačytų. A jūs galvojat, aš nieko nedarau? Nu, tikim, gal darai? O ką darai? Taigi ir pinigus kavauji. Kavauji. Aišku, kavauji. Žinokit, Ana kaimynka man tokių tabletukų duoda. Birutė, ne? Tai kai ji nemato, aš jam įsirba. Nu, Nepad, kai šuniu. Aš jo, žinokit, neatvirto į lovą nepriėmė. Nu, dėma. Maniau susipras. Ką plakė, te plakė. Ale nežinau, žinok. Vaikeli, gal žinok nuo tų tabletukių, bet mūsų Pranuliui ne visai gerai su galva. Jo, žinok, kaip aš
Tai žinok, jis su lygintuvu mišką matavo. Kaip tu, mama? Jau balti arkliai prasidėjo. Va, aš ir sakau, nuošnaps. Nuošnaps? O jau tabletukės nekaltų. Ne. Nu, žinokit, būtų jaunesnis, ane? Nu, Tai gal į armiją paimtų? o, gerai Vyrą sakai. padarytų. Jo, O dabar? vyras taptų. Nu va, matai. Nu, bėda, Vitalija, tai ką tu vyro užėmą? Nu, tu čia, mama, kokie. Taigi, vaikeli, su Reginute merginiai buvo. Jau buvai? Taip, Dievulėlis, tu mano brangus. Dabar dar kūnas pagaugais, nematei, šiurpas nuėjęs net. Pats Mykoliukas, poviliukas, poviliukas, aš maišaugas trupačkos. Nu, pats poviliukas mut priėmė, žinok, mut gražus ir pužiaukas, jaunas, ne? Jo. Nu, va, tai jis ir sako, pasaulio pabaigos neišvengsim, nieko nebus. Ate. O su mūsų diedais, tai kad greičiau. Nu, kaip, man tai nereikia, tai baisiai nereikia. Nu, va, o jis ir sako, nugi reikia tik bunkerį įsikast, nu, kad atėjus tam laikui galima būtų keletą dienelių praleisti. Nu, A tu čia rimtai, mama. kuo rimčiausiai, dukryte, kuo rimčiausiai. Tu paklausyk. Klausyk. Pasistatytumėte sokę. Ane? Mykoliukas iškasa mum bunkerį, sokę pasistatė. Šitą tils, aš tilpsiu. Gerai. Tada šaldytuvą, maisto prisigatavotumėte nemažai, žinai. Konservų kokų dar? Bet, va, konservų va prisidėtumėte. Jau abu tai pradėjo. Va, gulkus jau marinuok, jau broliškas tai dėsim, ne? Nu va, tu klausyk. Ir atėjus tam laikui šast, įmodė saugios savo sėdim. O, matei? Tai girdėjai, visi tik skelbia, rašo apie tą pasaulio pabaigą. Tai, kad lietuviai, tai durni sakyčiau, ne? Jų, bet jau kai Amerikos radijas pradėjo pranešinėti, tai nenori patikėti tuo. Jų, žinau. Girdėjau, ir anglai kažką pasakė. Va, unglai, jau ir aš girdėjau, kad unglai sako, kad tai bus. Nu, tai negali klausyk. Nugi pranulė šitoks vyras. Eik tu, mama. Kas iš jo liko? Ale svetimas samdysi mokėti reikės. O savas vis kaip nors. Taip? Ale kai sakau, reikia matmenį žinot. Ar daug prisės kas? Nu, vienam žmogui. Ar daug reikia? Va čia viską man poviliukas nubraižiai parodė ir išaiškino. Va čia. Va. Žiūrėk. O bus?
koks nors būdas, nu turi, nu. Galvo, ką čia tokia sugalvojus. Gal jam pažadėt ką nors? O, nepadės, ką? Naktinės butelį. Išvairys jau naktinės butelį. Nepadės. Sakau, gali jam sukelt kokį nors stresą. Išgąsdinti kaip nors. Girdėjau, kartais žmonės persiverčia. O, išgąstis. O, bijo pranulis labiausia. Nu, A, nieko jis nebijo. alelė, bijo. Visi ko nors bijo. Nebijo. Prisigeria jūra iki kelių. Na, Nu, pavyzdžiui, mano Petras, kai negirtas, tai labai manęs bijo. O mano laivas nebūna, va. Nu gerai, nu tai vis tiek kokių mergų bijo, klausyk, vorų, kokių vilkų, kokių bijo. Ne? Nebijo visai tai? Ale tai turi bijoti visai. A voratinklį pamatei, kas ten yra? Ne? Mano pranulis. Nu, Labiausiai mano pranulis. bijo. Mirties. O, Jėzau, Marija, tai ką tu čia vaikelį jau kaip pasakėjai? Nu, Tai jau čia mirties. Mirties. Bijo. O kas mirties nebijo? Jau tikrai jau ką pasakėjai? Nu, lavonų visokių bijo. Bijo, ne? Kabinių. Kapinės pusę kilometro eina. A, matai, šitaip, ne? Mirties, tai. Nu, iš kitos pusės, kas nebijo, žmogus tik tai paukš, pykšt, paukš. Aleliuja. Viskas. Nėra žmogus. Baisu. Tai kas čia gali nebijo?